aš ir vėl čia. Tai va, prasideda čia mano pasaka dabar. Pabal, vieną kartą, labai tokioj gražioj karalystėje, kuri vadinosi Gargždai, gyveno toksai gražuolis prie gražuolis. Nu, toks visas caca, kad tu prie votės dėk, tokį gražus gražaliukas toksai. Gražulis. Išėjo vieną kartą gražulis į mišką. Ėjo, taip tepu, tom gražiom kojytėm, nu visas gražus. Tik ten net paukščiukai krisdavo nuo to grožio. Taip, eina mišku, jis gėlyčių norėjo prisirinkti. Gražių labai, nes artėjo rinkimai, taigi reikia pataikauti rinkėjams. Nu, ir panašiai ten visai. Tai va, eina tas gražulis, nu labai gražus, man tai patinka tas gražulis. Eina jisai, nelaimė. Pasiklydo gražulis. Taip gražiai pasiklydo. Nes neturi vidinio kompaso, matyt. Neturi jisai to kompaso, matyt, ir pasiklydo. Gali būti tai. Nu tai va, ir pasiklydo, bet laimiai gražulis rado olą. Tai taip gražiai lindo į tą olą. Taip gražiai atsigulė, taip rankutės, taip šlaunyčių, sugulo. Ir užmygo taip gražiai su tokiu gražiu knarktelėjimu. O tik tai kakariku rytas atėjo. A žinot, kai gaidžiai tik tai, kai gražulis pajunta gaidžius, jis iškart pabunda. Pabudo jisai. Galvoja, nu, čia viskas gerai. Ir tik žiūri, pabaisa prieš jį stovi. Nu, tada gražulis savo tom gražiam kojytėm, šlaunytėm, skodė. Ir pats nesuprato, kaip namie atsidūrė. Nu, parskodė namo. Ne į Skodą, į Gargždus. Tai va, parskodė, jau deda koldūnus virti. Nespėjo koldūnus virti, žiūri už nugaros vėl tas pabaisas stovi. Sviduoja, tada pisti mėgamai. Ir tik taip mėgamai čiukšt, už lovos vėl tas pabaisas stovi. Žiūri, gražulė. Tada įsičiukšt į vonę. Į tą vonę užrakino rakčiukų, skalbimo mašiną užstumė ir laukia. Laukia, bijo, kad čia toj veršis kaip šitas. Nu, Džekas Nikolsonas, žinot, tam filme. Švytėjimas. Labai baisus tas filmas. Tai va, bet taigi tylu. Ramu. Prideda tada. Gražulis savo gražią ausį prie durų. Klauso. Nieko negirdėt. Pasuka tik tai savo gražuolišką galvą. Ir fu, prieš šitas pabaisas stovi. Nu ir tada gražulis įjungė savo tą rėkimo aparatą. Taip tas stygas pradėjo virpinti, kad rėkia, jis rėkia, šitas baimės rėkia. Tai gerai, kad vonioja šalia tualetas. Tai, žinai, berėkdamas, tai čia gali kaip čia pridaryti cemento. Nu tai va, rėkia, jis rėkia ir tik tai, sako, Jopšik, mati. Taigi čia ne pabaisa. Čiagi veidrodis. Čiagi aš. O. Ir suprato gražulis, kad kiekviename iš mūsų, klausykit visi dabar, kiekviename iš mūsų ir iš jūsų gyvena viduj gražuolis ir pabaisa, gėris ir blogis, Rokas Žilinskas ir Kazimieras Uoka. Nu, ir taip toliau. Jo. Va, todėl ir yra tokia išmintėlė. Kas ant kito sako, tas ant savęs pasisako. A ne, durniukai? Oi, nu, ir va papoliau, va, pati į spąstus papoliau. Negalima ant kito sakyti, tai negražiai.